Moteris grožio konkursuose nėra suprojektavusios savo veidą. Jei būtų suformavusi nosį ir kitką, tada matyčiau prasmę jums duoti medalį. Bet jei ji gimė tokia, kodėl jai duodate kontraktą ar prizą? Suprantat? Jei jis yra menininkas ir sakot, jis gimė šitoks, tai kodėl duodate jam apdovanojimus, jei šitoks gimė? Jei tu turi skaityti knygą 10 kartų, o jis viską prisimena perskaitęs vieną, reiškia, kad jis gimė su šiek tiek geresnėmis smegenimis, audiniu ir taip toliau. O jei tavo smegenys buvo pažeistos dėl kokio nors atsitikimo, tavęs nereikia dėl to smerkt ar kaltint. Kai jūs vedate vaikus į mokyklą, kai jie būna dar 6 ar 7, mokytoja nesiunčia jų į apžiūrą patikrinti jų apytakos, ar smegenys funkcionuoja normaliai, ar yra kokių fiziologinių problemų. Ar problemų su verbaliniu elgesiu, ar tėvai mokė vaikus, ar ne? Skurdžių vaikų tėvai ne visada gali atsakyti klausimus. Kai vaikas klausė, tėveli, kas laiko mėnulį ten aukštai, aš nematau, kad būtų kokie ramsčiai, kurie jį ten laikytų. Jis atsako, ką žinau, iš kur man žinoti tokius dalykus, nenervink mane su tokiais klausimais. Bet jei esi labiau apsiskaitęs, gali vaikui papasakoti apie atstumiančius gravitacinius laukus. Kai vaikui sukanka 6, jis turi kitokią asociacijų sistemą nei vaikas gyvenantis skurde, kurio šeima niekada nebuvo šviečiama šioje srityje. Taigi jie duoda vaikams pažymius, tai baisiausias dalykas, kurį galima padaryti. Jei tau parašau 10, o tau 2, vaikai pradeda pavydėti, jūs kuriat jiems šios jausmus. Kunigas kartą man sako, aš žinau 2 vaikus iš tų pačių namų, vienas tapo šventiku, o kitas gangsteriu. Jei aplinkai yra viskas, kaip gaunami šie skirtumai. Jei turi 2 vaikus ir žaidi su jauniausiu, kol 7-metis stovi su nuleista lūpa, tu kuri pavydą. Niekada neimk vien tik jauniausio vaiko žaisti. Paskui sakai, kodėl tu negali būti kaip tavo sesė, ji viską padeda į vietą, o tu ne, aš turiu rinkti viską po tavęs, kai sesė nukrenta nuo laiptų, vyresnėlis šypsosi. Suprantat, ką turiu omeny? Tada jie sako, kad kai kurie žmonės yra tinginiai, kai kurie dirbantys sunkiai, tai netiesa, nėra tokio dalyko kaip tingus žmogus. Papasakosiu, kas yra. Jei tu turi tėvą, kuris tau sako, eik ir nupjauk tą prakeiktą žolę, ir tu pjauni žolę. Kai baigsi pjauti, eini išvalyti mano automobilį, jis niekada nesako, ačiū tau, kad tai padarei, gal dabar norėtum nueiti kiną ar dar ką nors. Jei jis neatsilygina vaikui, vaikas gali pradėti slėptis, kai pamato ateinantį tėvą. Tu mažas tingus niekšė. Jis nėra tingus, jam niekada neatsilyginama už tai, ką padaro. Jei žmonės uždirba minimalią algą, jie negali įsigyti naujos mašinos kaip taisyklė, jie perka panaudotą, o panaudota mašina genda dažniau nei nauja, taigi jie lieka skolose iki kaklo. Kai jų mažasis vaikas ima kosėti, žmogus uždirbantis minimalią algą negali jo iškart parodyti daktarui, tada jie sako, gal rytoj ryte jam bus geriau. Vaikinas, kuris neuždirba tiek daug, negali padaryti dalykų savo šeimai. Bet jei ir kitą dieną vaikas stipriai tebekosėja, jis nuveža jį į kliniką, kurio jis turi laukti visą dieną aptarnavimo. Ir tai yra labai žiauru. Ši sistema, kurioje gyvenam šiandien, bus laikoma viena labiausiai iškrypusių sistemų pasaulyje, nors ir visos pasaulio sistemos korumpuotos, šioji turi didesnį korupcijos procentą. Patriotizmas, Einšteinas tai sakė, ne aš, yra liga. Patriotizmas atskiria žmonės. Vaikinas susipažįsta su blondine ir turi su ją problemų, tada pradeda galvoti, kad visos blondinės yra tokios. Arba niekada nebendrauk su raudonplaukiam. Arba jei vaikinas graikas, niekada nedraugauk su graikais. Ir taip kalbėdami jie atskiria žmonės. Jie sako, tu filipinietis ir didžiuokis tuo, tu ispanas didžiuokis tuo, tu graikas didžiuokis tuo. Tai atskiria žmonės. Visiems žmonėms reikia švaraus oro, švaraus vandens, sveiko maisto ir tinkamo išsilavinimo, nesvarbu, kur jie bebūtų gimę. Suprantat, ką sakau? Filipiniečiai nėra kvaili, žydai nėra sukčiai, arabai nėra moralūs. Jei jie turi 10 žmonų, taip yra jų šaly. Taip jie užauginti. Amerikoje prieš daug metų žmonės sakydavo, tai laisva šalis, atvykite čia visi. Ir arabai atvykdavo su 10 savo žmonų ir amerikiečiai sakydavo, ei, galima tik su viena. Arabai sakydavo, juk jūs sakėt, kad tai laisva šalis. Taigi ką žodis laisvas reiškia?
Jis reiškia skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms. Taigi arabai nesuprasdavo, sakydavo, jūs turite vieną žmoną ir ištisai skiriatės, mes turim 10 žmonų ir neturim jokių skirybų, mes geriausiai sutariam. Taigi jūs turite dirbtinį pasaulį šiandien ir jame turėsi tiek problemų, kiek turėsi dirbtinumo. Suprantat? Visos jūsų televizijos turi reklamas, kurios yra erzinančios. Ir viską, ką jūs matote melodramose, visada yra ta pati istorija. Vaikinas įsimyli merginą, kas nors ką nors nušauna, visada ta pati istorija, novelės ir taip toliau. Bet jūs žiūrit tai, nes jūs taip sąlygoja, nežinot nieko daugiau. Išmokstat kalbą, prieinat prie žmogaus ir sakot, kaip laikais, kaip šeima. Mano šeima, mano mažam berniukui reikalinga operacija, kuri kainuoja $4,000, ar paskolinsi? Atsako ne. Tai kodėl klausai, kaip laikaus? Mūsų kalba yra tokia dirbtinė, bet ateityje žmonėmis bus realiai rūpinamasi. Nereikės atėjus į ligoninę sėdėti ir laukti. Jūs nuskanuos tik užėjus. Galėsit nešioti žiedą, kuriame bus visa jūsų ligos istorija. Vietoj to, kad daktaras klausinėtų, kur gyveni, kiek tau metų, kokios ligos buvo šeimoje ir kitų nesąmonių. Nebebus sėdėjimo aplink, kitas. Jie nežino, kaip valdyti mediciną šiandien, jie nežino, kaip valdyti industriją šiandien, jie nežino, kaip valdyti vyriausybę šiandien. Taigi jūs išsirenkat krūvą kvailų žmonių, kurie stumia sistemą į griūtį. Tai vyksta visame pasaulyje šiandien, ne tik Amerikoje. Taigi anksčiau visa romėnų šeima susirinkdavo savaitgalį pasižiūrėti, kaip krikščionis šeriami liūtams ir vaikai sakydavo, tėvelė, ar galėsim ir kitą savaitgalį ateiti pasižiūrėti šito, tėvas atsakydavo, jei būsi geras. Ar tėtis išprotėjęs? Ne, tai normalu toje kultūroje. Šiandien normalu mums eit pasižiūrėti muštynių ringę, kur du vyrai vienas kitą daužo, bet mes sakome, ei, buvo gera kova. Žiūrim futbolą, tai ta pati istorija vėl ir vėl iš naujo. Vaikinas bėga su kamuoliu, o kitas nori jį atimti. Tas pats dalykas, nieko naujo. Ir jie buvo suprojektuoti tam, kad nukreiptų jūsų dėmesį nuo dalykų, kad nepradėtumėt klausimų.